žiūrėjom bendrai krepšelius, tai šiek tiek žvilgtelsim į prekes, kas pigo, kas brango. Tai iš mūsų 52 prekių brango 24, pigo 28. Tai pigusių yra daugiau. Ir kas ten, tuoj pasižiūrėsim, tą mūsų pigimą organizavo didžiausią. Tai be jokios abejonės saulėgrąžų aliejus, nes praeitais metais pats pigiausias saulėgrąžų aliejus buvo atbėgęs praktiškai prie 3 eurų už litrą, dabar 45% pigimas, tai €1,62. Pigiausia skrudinta kava už kilogramą buvo, pigo 30%, buvo 6,12 €, dabar 4,27 €. Ne tai, kad čia rinkoje visi mažinosi kainas, paprasčiausia, jeigu anksčiau ne pas visus buvo pati pigiausia kava, tai dabar praktiškai visi tinklai turi įsivedę pigią alternatyvą. Taip pat ir prekinis ženklas, saulėgrąžų aliejus Natura pigo 28%, aišku, ne taip kaip pats pigiausias, nuo 5,62 € į 4,05 €. Pigiausias jogurtas irgi pigo praktiškai 25%, nuo €1,65 iki €24. Tai čia irgi su pigiausiu jogurtu panašiai istorija kaip su malta kava, nes prieš metus ne visi tinklai turėjo pačią pigiausią alternatyvą. Pati pigiausia alternatyva būdavo prekinis ženklas, kuris brangesnis, dabar visi susiradę pigų jogurtą. Na taip, reikia vilioti pirkėją, tai 21% pinga bananai, tai dabar praeitais metais vidutinė kaina buvo €1,48, dabar €1,17, bet akcijų metu galima ir po 99 ir po 69 susirasti. Su bulvėmis irgi geresnė situacija negu praeitais metais, pinga 20%, praeitais metais buvo 63, dabar vidutinė kaina 50. Pigiausias pienas pinga irgi praktiškai 20%, nuo 77 iki 62 centų už litrą. Juoda duona kiek atpigo 15%, tai buvo €1,67 už kilogramą, dabar €1,42. Taip pat pomidorai 15% pinga iš €93 į €64, 14% pinga pigiausias sviestas, būdavo kaina 8,36 € už kilogramą, dabar €7,16. Juodasis šokoladas pigiausias pinga nuo 14%, nuo 5,79 € už kilogramą iki 4,96 €, tai čia paprastai kalbant už plytelę 49 centų, nuo 59 iki 49 centų. Jūros lydekos filė yra pinganti 14%, nuo 6,83 € iki 5,86 €. Pigiausias fermentinis sūris taip pat 13%, jei būdavo apie 7 €, tai dabar 5,94 €, apie 6 €. Dvaro sviestas taip pat pinga praktiškai 13%, nuo 15,31 € už kilogramą iki 13,38 € už kilogramą. Čia reikėtų pastebėti, kad, tarkim, prekiniai ženklai vis kuo toliau, tuo labiau didina skirtumą nuo tarp su pigiausia alternatyva, nes atkreipkite dėmesį, 7,16 € pigiausias sviestas, tai dažniausiai prekinio tinklo prekinis ženklas, ir dažniausiai pačios Lenkijos, tai dvaro sviestas kainuoja praktiškai 14, tai skirtumas yra dvigubas. Ir daugelio tinklų pastabos apie tai, kad didėja jų nuosavų prekinių ženklų, kurie dažniausiai yra pigiausi pardavimai, tai parodo priežastį praktiškai, kai skirtumas dvigubas ar dar didesnis, tai vartotojas, aišku, persijungia paprastuose, ypatingai paprastuose produktuose, kur viskas aišku, kad ten sviestas yra sviestas, persijungia į pigesnę alternatyvą. Taip pat pigiausia grietinė pinga 12%, nuo 3,94 €.
iki 3,48 € praktiškai 50 centų, 11% pigiausia sūdyta filė aliejuje, nuo 5,23 € iki 4,61 € dvaro grietinėje pinga nuo 7,87 € iki 70%. Vėlgi, jeigu lyginam su 1 kg pigiausios grietiniais, irgi skirtumas yra dvigubas. Pigiausia grietinė 3,5 €, o reiškia dvaro grietinė to pačio riebumo yra 7 €. Aš čia gal dar nepriėjom prie to, bet pavyzdžiui su pienu ten dar yra įdomu, kad dabar pigiausias pienas, reiškia, atpigo 19% ir litras jo kainuoja apie 60 centų. Tuo tarpu dvaro pienas atpigo viso labo 2,2% ir kainuoja jisai, reiškia, virš 1,50 €, 1,56 €, 1,59 €, va čia skirtumas, ane? Tai kainų skirtumas yra vos ne 3 kartai. Labai įdomu, tai iš tikrųjų, ar tai produktas, reiškia, privati etiketė ant tiek yra pigi ir nekokybiška 3 kartai, ar tai prekinis ženklas visgi išsipūtęs ant tiek, kad, ta prasme, kad jau net darosi nepadoru ir sunku net paaiškinti logiką. Na, baziniuose produktuose mes vėl atliksim tyrimus, palyginimus, kas yra pienas, bet kiek darėm anksčiau, kiek anksčiau žiūrėjom, lyginom tas žinomų prekinių ženklų prekes ir tų privačių tinklų prekes. Tai baziniuose produktuose, baziniai produktai tai yra tokie pirminio perdirbimo sviestas, pienas, kefyras, ten kažko neišmastys, jeigu pas jį tie patys rodikliai riebumo, baltymingumo ir panašiai, tai ten grinai pinigų susirinkimas už vienas dalykas už įpakavimą, nes maišelis yra ten pigiausia alternatyva ir jis yra pigesnis už butelį ar tetrapaką, ten patys žinom, mediena brango, viskas brango. Ir visa kita vardas, noras uždirbti maksimaliai ir karts nuo karto padaryti šitą 50% nuolaidą. Tai vienintelis skirtumas. Už popieriuką ir vardą, ta prasme, iš principo galima prašyti 3 kart daugiau negu kad pats produktas, jo esmė. Kažkaip... Taip. Čia maždaug, pavadinkim taip, įpakavimo ir dažų verslas yra jau ne pieno perdirbimo, įpakavimo ir dažų verslas. Kas brangiau parduos gražiau išdažytą pakuotę. Nes taip galima sakyti, prekės ženklas, čia investuota. Investuoti į prekės ženklą tada, kai tu matai pastovi reklamą, priminimą apie tą produktą, kai vyksta kažkokie žaidimai, pirk 3 pakelius pieno, laimėk kelionę ten kažkur, tai yra marketinginiai veikla, iš kurios susideda pridėtinė produkto vertė. Dabar dauguma mūsų gamintojų neformuoja jokios pridėtinės vertės, tai yra šiek tiek sūreliuose, dar leduose, impulsinėse prekėse, bet kitam portfeliui visiškai neformuoja vertės ir važiuoja ant to uždirbto įvaizdžio ten kažkur ir kažkada. Bet jų rezultatai rodo, kad pardavimai kiekiniai pas juos krenta, pelną pavyksta išlaikyti, nes nežmoniškai kelia kainą ir dar tie, kurie pirkėjai, kurie tiki jais, tiki jų natūralumu ar dar kažkokią istoriją perka, bet tai baiginėjasi. Ir jie tikrai turės su tuo daug problemų ateityje. Tai tik tiek. Tai ta linksma gaida apie dažų ir pakuotės verslą tada turbūt ir baigia mūsų tą apžvalgą.